19 mėnulio diena. Dienos akmuo labradoritas. Simbolis – voras. Tai dvasinio apsnūdimo bei juodosios magijos veiksmų diena. Ji labai pavojinga ir sunki. Tai apgavysčių ir iliuzijų metas. Labai lengva suklysti. Nauji planai ir idėjos gali pasirodyti kaip piktųjų jėgų spąstai. Šią dieną būtinas išsivadavimas nuo puikybės, melo, iliuzijų ir svetimų minčių. Sumažinti šios sunkios dienos neigiamą įtaką gali padėti jūsų stiprios moralinės savybės, kuklumas ir nesavanaudiškumas. Vadovaukitės tokia taisykle. Nedaryk kitiems to, ko nenori, kad tau padarytų. Antroje dienos pusėje kažkieno gudrumas, klastingumas, neigiama energija gali sukelti jums rimtų problemų ir net sveikatos sutrikdymų. Sapnai taip pat gali būti nemalonūs. Todėl, jeigu sapnuojate blogą sapną, po miego pasakykite tokius žodžius. Kur liko naktis, ten liko ir sapnas, įsivaizduodami, kaip sapnas išsisklaido erdvėje. Šią dieną net neverta bandyti sapno išaiškinti patiems, geriau kreiptis į profesionalus, nes sapnas turi netiesioginę prasmę, o slepia psichologinės pasąmonės problemas. Jeigu liga prasideda šią dieną, tuomet ji gali užsitęsti. Diena labai pavojinga pacientams turintiems psichikos problemų. Pažeidžiamiausi organai bus pilvo srityje. Labai lengva apsinuodyti. Valgykite vaisius, kurie turi apvalią formą. Pageidautina, kad maistas būtų vegetariškas. Šiandien išvalykite visas sunkiai pasiekiamas jūsų namų vietas, atnaujinkite energetiką. Apeikite namus su uždegta žvake, mintyse sudegindami visą negatyvą. Tačiau būkite atsargus dirbdami su ugnimi, aštriais ir sunkiais daiktais. Nors bus padidėjęs žavesys bei seksualinis potencialas, tačiau visiškai netinkamas laikas susitikimams, nes galite netyčia vienas kitą įžeisti ir rimtai susikivirčyti. Jokių būdų negalima aiškinti santykių. 19 mėnulio diena netinkama naujoms pažintims, intymiems santykiams ir tuo labiau tuoktuvėms. Šią dieną susituokus, šeimyninis gyvenimas dažnai virsta mūšio arena. Pirmoje dienos pusėje, turėdami kantrybės ir kruopštumo, galite sulaukti vadovybės palaikymo. Su partnerių pagalba šią dieną galite pagerinti savo finansinę padėtį. Palankus laikas kūrybiniams projektams. Tačiau antroje dienos pusėje kyla pavojus nukentėti nuo aferistų, todėl nespręskite rimtų piniginių problemų. Būkite labai atsargūs su pasiūlymais. Nesutikite su sąlygomis nedvejodami, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodė naudingos. Šią dieną matosi tik ledkalnio viršūnė. Prieš priimdami sprendimą pabandykite apsvarstyti ir paslėptą povandeninę dalį. Šią dieną negalima atiduoti įsiskolinimų, kitaip ir vėl juos įklimsite.